Dar vienas filmas iš kino pavasario ir tai yra danų kriminalinis trileris Tylieji. Pakalbėkime apie jį. Filmas pasakoja tikrą istoriją apie 2008 metais įvykdytą didžiausią apiplėšimą Danijos istorijoje, kai buvo pavogta daugiau negu 70 milijonų kronų. Iki šio filmo nieko nežinojau apie šią istoriją, todėl buvo tikrai įdomu stebėti, kas vyksta ekrane. Apie tai, koks bus filmo tempas ir kokia bus atmosfera, galima susidaryti įspūdį iš pat pirmųjų kelių minučių. Daug įtampos, daug veiksmo. Istorija gan nuosekliai pasakoja apie apiplėšimo planavimą, kaip atsiduria tam tikri personažai visoje istorijoje, viskas su tuo yra gerai, tik tai tam tikri elementai, kurie turėjo būti šiek tiek draminiai ir įnešti kažkokios tai problematikos, kažkiek sužeminti pačią istoriją, kažkiek sukurti jautrumo žiūrovų akise, jie buvo visiškai ne vietoje, aš turiu galvoj, jeigu matėte filmą, tai yra apie apsauginę ir taip pat marokiečio antrąją pusę, net sunku kažkaip kitaip įvardinti. Tie du elementai istorijos buvo visiškai nereikalingi, jie iš esmės tik tai užgaišo laiką, nes jokios pridėtinės vertės nesukūrė. Vienas geriausių dalykų šiame filme apskritai yra būtent veiksmas ir ta įtampa, kartu su muzika, kuri lydi viso apiplėšimo metu. Įtampa taip sukyla tam tikrais momentais, kad aš vietom net jau pajaučiau, kaip pakilau iš kėdės ir pradėjau artėti ekrano link. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad yra tikrai labai kokybiškas skandinavų stiliaus kriminalinis trileris, kuris yra, vertas dėmesio. Taip, jisai turi trūkumų, jisai galbūt yra vienas mažiausiai stiprių kino pavasario filmų, kuriuos mačiau šiais metais, bet vis tiek yra tikrai įtraukiantis pasakojimas, tad kviečiu apsilankyti ir pažiūrėti šį filmą. O jeigu jau matėt, pasilinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.